Sveiki, esu olimpietis Evaldas Džiaugys, esame Raseiniuose, Šaltinio progimnazijoje, vyksta olimpinis mėnuo ir einame pažiūrėti, kaip gyvena mokiniai. Patinka dalyvauti olimpinėje mėnesyje. Kalbėjom apie emocijas, apie maistą ir sportavimą. Aš jau sportuoju žirgyne jau 2 metus. Mes su vaikais kas rytą darom ąžuolo mankštą. Man labai patinka mankštinti su visa klasė. Mums sveikatai naudingi vaisiai, daržovės, mėsa, kiaušiniai. Man labai patinka žaisti, sportuoti ir mankštas daryti. Bėgojam visur, žaidžiam. Aš užaugęs norėčiau būti futbolininku. Olimpinio mėnesio projekte su trečiokais dalyvaujame nuo pat 1 klasės. Vaikai noriai įsitraukia į visas veiklas. Kokia mėgstamiausia? Mankšta su ąžuolu. Mes ne tik aktyviai judame, bet ir mokomės tinkamus priimti sprendimus, atpažinti ir svarbiausiai valdyti savo kasdien kylančias emocijas. Ir tas judėjimas, gera fizinė ir emocinė savijauta padeda lengviau susikaupti ir kiekvienam siekti savo tikslo. Smagu, kad vaikai matosi tikrai pasidomėti apie tai, ką kalbėjom, apie tas emocijas. Tikrai nebuvo nauja tema jau jiems. Tai įdėmiai klausė tai, ką aš perteikiau. Ir labai smagu, kad tokie aplamai renginiai vyksta, nes manau, kad tikrai padeda jiems gerų emocijų, su naujų dalykų sužinoti. Norėčiau palinkėti sėkmės vaikučiams, kad mokytųsi, kad imtų informaciją, kad tokių renginių daugiau būtų.